Siekdami išgyti, kelkite savo mažus tikslus. Traumų sukeltos fizinės problemos ir skausmas gali būti pražūtingi laimiai. Teko kalbėtis su Glenu Korniu, pasaulinės klasės enduro motokroso čempionu ir šios srities žinovu. Nepaisant solidžių tarptautinių laimėjimų, dėl lenktynėse gautų traumų šiam sportininkui teko patirti daug skausmų ir nesėkmių. Įdomu tas, kad atsitiesti po nelaimių Glenui padėjo jo rungtyniavimo dvasia ir gebėjimas susitelkti į tikslą. Savo ilgalaikį tikslą - sugrįžti į varžybų trasą tam tikru laiku, Glenas ir jam talkinantys medikai suskaido į mažesnes, nesunkiai įveikiamas užduotis. Ištikus nelaimiai, bet kas gali pasijusti nelaimingas. Svarbu nepasiduoti, numatyti mažus, realiai gyventamus tikslus ir neprarasti motyvacijos. Drauge su medikais sudarykite gydymo planą ir mažais žingsneliais siekite savojo tikslo. Ypač sunkiomis dienomis, kai manau, kad tikrai nebeištversiu, aš primenu savo, kad lig šiol man pavyko išgyventi absoliučiai visas likimo skirtas blogas dienas. Vinis Genovezis. Savanaudiškai padėkite kitiems. Motina Teresė per savo gyvenimą padarė daugybę nuostabių pasiaukojimų ir labdaringų darbų, tačiau kai kurie psichologai teigia, kad altruistinės jos pastangos galėjo būti grįstos savanaudiškumu. Kaipgi šitaip? Padėdami kitiems jaučiamės puikiai, nes organizmas išskiria endorfinus, džiaugsmo hormonus. Savanoriaujate, vadovaujate komandai, remiate vietos mokyklą, organizuojate labdaringą rinkliavą ar padedate pasiklydusiam žmogui, visais šiais atvejais jūs šypsotės, nes žinote darąs gerą kitiems. Šiandien pat pasistengkite savanaudiškai kam nors padėti. Ir koks tas jausmas? Įpraskime daryti gerą kitiems. Tai paveiks ne tik aplinkinius, bet ir sustiprins mūsų pačių emocinę pusiausvyrą. Debbie Macomber.